Esu groomingo vadovė ir šitam taške susiliejo turbūt mano žinios, mano noras, mano tobulėjimas. Esu mentorė savo kirpėjom, esu mokytoja mūsų studentam ir tai yra labai didelė atsakomybė ir aš labai džiaugiuosi ir kaskart gilinu žinias, kad perduoti tai kitiems žmonėms. Janita buvo mano pirmoji mokytoja, nes jinai tikrai Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, už jos ribų jinai buvo žinoma pudelistė. Tai tos pirmos žinios apie įrankius, apie šunis, apie maudymą, kirpimą atėjo iš jos. Vėliau po, 3 metų dirbant, atsidarė tos galimybės, pradėjom važinėti didelės parodas, dirbti su Europos meistrais, Azijos meistrais, kur atsimerkė akis, supratai, susidėlioji mintis. Ir dabar esu groomingo vadovė ir ruošiu šunis pasauliniam parodom. Šunys laimi, tikrai, manau, žmonės ateina dėl to, kad esam žinomi ir matomi, ne tik čia Kaune, groomingo akademijoje, bet ir visam pasaulyje, o šitas kelias nuo veterinarijos gydytojo, nuo pirmo kurso tęsiasi 15-17 metų, tai groomingo vadovė esu 5 metus.